Sveiki žvejai. Šiandieną, kaip matote, aš esu jau upėje, bet mes dabar ne apie tai. Aš noriu jums papasakoti porą žvejybų iš šlakių ir upėtakių žvejybos. Tai kovo 1 ir 2 dieną. Kovo 1 dieną mes upėtakiavom, pagavom tik tai vieną. Yra. O, Dainis turi. Buvo. Upėtakis. Parodyk, bet šitai parodyk, kaip paleisk. Labai gerai. Upėtakis pagautas ant natūralios spalvos, ant panašaus tipo, tik buvo pas Dainiaus su pilvu raudonu, o aš va su šito žvejavau. Tai kodėl mes pasirinkom, tai todėl, kad buvo skaidrus vanduo, seklus, tai mes abu dėjom natūralios spalvos. Tai sekančią dieną mes važiavom šlakių ir šį kartą jau man pavyko pagauti pirmą šlakį normalų, nes prieš kokius 2 metus buvau pagavęs pusę kilogramą, tai čia palyginus prieš tokį, tai aš kaip sakau tikras. Tai naudojau 2 masalus, tai buvo Chaosas 72 mm plaukiantis, lėtai kylantis masalas ir naudojau va šitokį Timoną Trikorolą GTS. Tai pradžiai užsidėjau aš Chaosą, labai gerai dirbantis masalas, maloniai dirbantis masalas tiek turbūt ir prie didelių srovių, bet labiau aš rinkčiausi prie mažesnės srovės, nes jisai pakankamai tikrai agresyvus yra. Iš tikrųjų smagus wobleris ir jeigu reikia su juo, pavyzdžiui, kur nors užlaikyti ilgiau ir mažesnėje srovėje, tai jūs galite užlaikyti lengvai ilgiau vienoje vietoje. Tai tas labai smagu yra. Bet paskiau, kodėl pasikeičiau į Timoną. Tai prieki mūsų buvo srovė ir buvo seklesnė vieta. Tai norėjosi šiek tiek tos smulkesnio darbo, nes tas chaosėlis, jisai buvo šiek tiek per daug chaotiškas, per agresyvus. Norėjosi to minkštumo čia, asmeniškai taip pagalvojau. Geriau būtų. Tai užsidėjau Timoniuką, jisai labai gražiai toje srovėje dirbo, didesniai, ir labai gražiai jisai tą srovę gaudė taip tokiais užsivedimais, jisai pats beveik be jokių ritės sukimų, jisai gražiai visų lankiukų praeina. Tai kaip aš su juo žvejavau, tai aišku antrą pusę ir šiek tiek pasroviai mesti ir leisti sroviai beveik atlikti visą darbą. Tai po kokių keletos metimų mums užkibo šlakis ir tempėmės ją čia. O, yra! Turiu!
Uhu. Hahaha. Nu, pareik. Dainiau. Jo. Na, išsidaužėjo. Ką? Na, ateik. O, neblogs visai dar. Kaip man, tai čia monstras. Aha, reikia pasiimti, balvot, ne? Gražus. Net nenorėjau tikėti, iš tikrųjų, smūgis tai stiprus nebuvo. Sutvarkys kaip nors. Už uodegos. Palauk, čia biškį paeisiu. O, kaip aš čia gražiai. Imk už meškerės tu. Aš čia paimsiu ją su rankom. Na. Na, teik čia. Aha. Ne. Jee. Ką? Ir čia yra šlakis, ne? Aš jau neskaitau šlakį. Aš jau neskaitau. Matai vienodai. Svarbu žvejyba gera būtų. Vei, sudėlikė. Kaip čia yra? Taip. Paliena paskai? Jo, paliena pas. Taip, kai tu sakei gražiai vesti. Tai varyk. Matai, kai kabliai. Visi trys. Bet, žinok, aš galvojau, kad bus įdomiau, žinok, tas smūgė nejutau, žinai. Čia matai dar srovė, ant srovės ta biškį gal tokia kaip pavargus būtų. Čia mažesnė, ten kokios duotas. Bet maladės, sakau, net nepavyko. Oi, vargas vaikščiot per tos krūmynus. Nelabai jau ir man žvejyba, bet prilupom. Kiek? Vieną pagavom. O jau matau, Dainis jau eina keliu. Ne taip ir toli atsilikau nuo jo. Vieną bubleriuką radau. Kažkokį bubleriuką radau. Ateik, kad pats neįkrišiu čia. Nu. Ateik, čia. O, kas čia per vobleris? Kažkas pasigėdot voblerio. Rankų darbo. Geras, daug kokie kabliai geri uždėti.
vienas šlakis ant naujos meškerės pavyko pagauti. Ką viskas, trikorolas, aišku, GTS-as. Liuks. Ir aišku, įrankiais, kuriais aš naudojausi, rasite viską aprašyme. Tai tiek žinių ir iki.